Dažnas vyras galvoja, jei sportuoji, viskas tvarkoj. Bet Algio istorija rodo kitaip. 38, jis juda daugiau nei dauguma, salė, baseinas, sūnaus treniruotės. Ir vis tiek pajuto, energijos mažiau, potraukis silpnesnis. To nesitikėjo net jis pats. Atsikeldavau kaip naujai gimęs, o dabar vis tiek 38 metai. Jau reikia ne vieno kavos puodelio, jau 2. Atrodo, nudirbi tuos pačius darbus ir jau nuovargis yra žymiai didesnis, stresas toks pakilęs, kūnas sunkokas. Testosteronas vyrams pradeda mažėti dar nuo 25 ir net jei gyveni aktyviai, kaip Algis, kūnas vis tiek gali duoti ženklus, mažiau energijos, daugiau nuovargio, silpstantis libido. Testosteronas yra pats svarbiausias hormonas atsakingas už vyro sveikatą. Už libido, už erekcijos problemas. Daugybė tyrimų rodo, kad tų vyrų, kurie turi žemą testosteroną, jie labiau linkę yra depresija, jų cukraus apykaita blogiau kontroliuojama, jų cholesterolis aukštesnis. Ir padidinus tokiam vyram testosteroną, pagerėja vyro savijauta. Testosteronas, jisai toks gudrus dalykas yra, kurio iš karto nepajausi. Atrodo, yra jėgų, yra energijos. Bet kažkas tai ne taip, kažkas tai neveža, kažkas tai nevažiuoja. Ir tada jau imi ieškoti priežasčių, kad atsakytum savo. Seksologas paaiškino, kad testosterono lygis priklauso ne tik nuo to, kiek judi ar kaip valgai. Svarbus ir stresas, miegas, santykiai. Kai šie dalykai pagerėja, organizmas dažnai pats sugrįžta į pusiausvyrą. Sprendimas kompleksiškas. Labai svarbu yra fizinis aktyvumas, jėgos pratimai treniruoja ne tik mūsų raumenis, bet ir didina testosteroną, didėja testosterono koncentracija, aukštėja mūsų libido. Kitas labai svarbus momentas, didinant testosteroną, tai yra svorio korekcija, svorio mažinimas. Nes yra tiesioginis ryšys tarp didelio svorio, riebalinių ląstelių ir žemo testosterono. Nes riebaluose testosteronas yra verčiamas į moteriškus hormonus ir dėl to dažnai tokie vyrai turi daug problemų su libido, kitų problemų su erekcija. Raumenų tonusas ir gera kraujotaka svarbus pagrindas vyro funkcijoms. Ypač jėgos pratimai pagerina kraujotaką, o tai tiesiogiai siejasi su erekcijos kokybė. Raumenų stiprinimo treniruočių galėjo nedaryti mūsų seneliai, proseneliai. Jie gyveno tą gyvenimą, kuriame nereikėjo treniruočių. Jie dirbo fizinį darbą. Jie kasė, pjovė, arė, nešė, tempė, kirto. Tai yra raumenų lavinimas. Tai yra kaulų stiprumas. Tai yra sąnarių maitinimas. Tai yra tas tikrasis homo sapiens. Privalome savo raumenim duoti darbo. Dėl to, kad raumenis apskritai tai ne tik tai, kad grožis. Tai yra antra širdis, tai yra kraujotaka, tai yra medžiagų apykaita, tai yra hormonai, tai yra viskas. Raumenų nykimas reiškia žmogaus nykimą. Pastebėjęs pirmuosius ženklus, Algis nusprendė nelaukti, kol užsidegs raudona lemputė. Jis pirmiausia susitvarkė mitybą ir dar labiau sustiprino fizinį aktyvumą. Draugas pasiūlė, sporto salėje kartu sportuojam. Į sporto klubą einu 3-4 kartus į savaitę. Dar treniruoju sūnų, jisai lanko krepšinį, dar į baseiną, į pirtį, prisižiūriu, stengiuosi valgyti kuo mažiau blogų angliavandenių, stengiuosi valgyti mažiau krakmolo, tai yra bulvės, saldumynai, valgau visokias avižas, valgau grikius, valgau ryžius, valgau vištieną, žuvį. Jeigu žmogus atlieka ten aktą, pavyzdžiui, 1 kartą į mėnesį, jis nedegina tų kalorijų visiškai. O jeigu tu ten 2 kartus į dieną, tai čia irgi labai į tą dalyką remiasi. Pats judėjimas suteikia žmogui tą kalorijų deginimą. Galima ir maisto papildais tą dalyką pagreitinti. Vyrui gali pagelbėti ir specialus augalinis maisto papildas Red 3. Jo sudėtyje maka, Sibiro ženšenis, afrikinė slyva ir kiti augaliniai ekstraktai, tūkstančius metų tradiciškai naudojami vyrų savijautai ir gyvybingumui palaikyti. Šitie papildai Red 3 man ir yra kaip tinkamas kuras į mano organizmą. Mane labiausiai užkabino, patiko, kad buvo sudėtyje maka. Maka taip pat labai svarbu testosteronui, vyro libidui. Tai yra vienas iš nedaugelio preparatų, kuris turi klinikinį poveikį vyrų libido. Tai reiškia, kad tokie vyrai
kurie turi nieko nebenori, sumažėjęs potraukis lytiniam santykiam moterim, tikėtina, kad jų libido gali padidėti vartojant. Sužinojau, kad pagal istorijos šaltinius maką duodavo netgi kareiviam gerti prieš mūšius, kad jie būtų stipresni, gyvybingesni, kad mažiau pavargtų. Ir dar yra ženšenis, kuris yra gyvybės šaltinis. Jie gerdavo kinų imperatoriai, tai pagalvojau, jeigu imperatoriai geria tokį preparatą, tai kodėl man, paprastam Vilniečiui, vaikinui iš Vilniaus, nepamėginti. Ir tikrai neapsirikau. Sibirietiškas ženšenis yra vienas iš tų aktyvinančių medžiagų. Ypatingai tada, kai mums trūksta energijos, kai mums reikia fizinės ištvermės. Yra įvairių labai įdomių tyrimų, kur rodo, kad stiprina fizinę ištvermę, raumenų ištvermę ženšenis. Taip pat ženšenis turi poveikį į antinkščius, jis aktyvina antinkščių veikimą, bet jis labai kelia vyriškus hormonus. Ne vien tai testosteroną, bet ir visus kitus vyriškus hormonus. Tikras, protingas, apgalvojantis vyras, jisai neturi laukti, kol ten užsidegs tą raudoną lemputę skydeliai. Jisai turi alyvą pilti reguliariai. Tai vat RE3 ir yra kaip alyva, kurią reikia pilti, kad tu gerai jaustaisi. Man tai labai padėjo. Svarbus momentas yra maisto papildai, kurie klinikiniuose tyrimuose labai dažnai gali pagerinti sveikatos problemas, padidinti testosteroną, kad daugiau turi energijos ir jų erekcija pagerėja. Tai reikėtų pradėti spręsti tą problemą nuo paprasčiausių būdų, nuo gyvenimo būdo korekcijos, nuo kažkokių papildų. Siekdamas palaikyti vyrišką savijautą, Algis pasirinko šveicarų mokslininkų sukurtą maisto papildą RET3. Vienoje kapsulėje augalų kompleksas, skirtas prostatos funkcijai, vyriškai energijai ir potencijai palaikyti. Dabar jis jaučiasi energingesnis, pajėgesnis ir labiau pasitikintis savimi. RE3, aš pažiūrėjau, kad čia yra šitas gaminys kaip šveicariškas. Tai man iš karto šveicarai asocijuojasi su laikrodžiais. Ir pagalvojau tokia, labai gera metafora. Mano organizmas, gyvybingumas, vyriškumas veiks kaip tas šveicariškas laikrodis. Tiksliai, tvarkingai. Ir užkabino mane tas dalykas. Galvojau, reikia pamėginti šitą papildą. Kad tas variklis tarnautų kuo ilgiau ir jisai dirbtų tyliai, be garso, bet užtikrintai. Čia aš manau daug kas priklauso nuo medžiagų apykaitos, nuo gyvenimo būdo, nuo aktyvaus gyvenimo būdo, nuo seksualinių santykių. Labai svarbu, kad mes estetiškai gerai atrodytum ir pasitikėtum svarbu. Nes pasitikėjimas mūsų libido, mūsų savijautai taip pat yra be galo svarbus. Mano kvietimas būtų tiesiog įsivertinti savo organizmą ir pasirūpinti savo sveikatą.